Vėl pasipylė informacija. Vėl astrologai pampuoja propagandą, kad rugsėjo 18 prasideda užtemimo koridorius. Vėl skelbia baimės informaciją, visi, kas nori būti pranašesni. Kai bus sunku praeiti 2 savaičių kelią, jeigu tipo nesikreipsi pagalbos į juos. Kaip reikia pasakyti, kad suprastų visuomenė akla, kad astrologas arba kartožnikė tik suformuoja mintį, kurią kažkiek supratusi pati. Ir jeigu tu priimsi, ką pasakys jinai, taip ir liksi su svetima mintimi. Šiandieną atvira šviesa kiekvieno širdyje, tiesiogiai liečianti kūrėją. Kam tau būtis primesta svetima mintis, kuri tau tik sunkumų padarys, tam, kad eitum pas ją ir mokėtum pinigus sunkiai uždirbtus. Aš siūlau variantą, išbandytą ir veiksmingą, kuriems bus lengva ir suprantama skaičių kombinacija. Tiesiog kiekvienas mintimis susiformuojame prieš save sferytę ir į ją surašome įvykius, kurie jūs neramina, ir su skaičių eilute 761 visus reikiamus įvykius normuojate. Arba norma visiems, kas buvo, yra ir bus susijęti su jūsų esamais gyvenimo destruktyviais įvykiais. Būtinai pasirašote laiką ir teisingą datą, todėl kad laikas yra sąmonės konstrukcija ir visi įvykiai laikosi jūsų sąmonėje. O jeigu destruktyvius įvykius norite paversti pozityviu, vien mintimis arba ant lapo užrašote laiką ir teisingą datą, įvykiai pradeda virsti pozityvia linkme. Todėl, kad laiko veiksmas priklauso nuo žmogaus sąmonėje suformuotos minties. Sekantis skaičių eilutė 1, 3, 9, 5, 7, 1, 9, 1, 2. Ši skaičių eilutė taip pat išformuoja destruktyvių įvykių informaciją, kurią keičia pozityvu per akimirką. Mintimis suformuojame tikslą, kad užtemimo koridorius, kuris prasidės rugsėjo 18 dieną, viso pasaulio žmonija išveda į prisikėlimą, amžiną gyvenimą ir visuotiną atjaunėjimą. Užliejame visą makrokosmosą žinių šviesa apie išsigelbėjimą ir harmoningą išsivystymą pagal visus dangiškos šviesos parametrus nuo šiandien iki begalybės. Į minties formą sudedame skaičius 1, 3, 9, 5, 7, 1, 9, 1 ir palaukę keletą minučių, kol pajausime savyje palengvėjimą ar šviesos blyksnį, tada užfiksuojame skaičių 2. Su šiais skaičiais galima naudotis bet kokiais atvejais. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.